Sveiki atvykę į naują kambarį, kur vyks visa magija ir tai yra ne lova mūsų kambaryje, bet tai yra mano menkeilas ofisas. Jau sudaręs, kaip įsirenginėjau vieną ofisą sename bute, dabar persibraustam. Turim tiek vat erdvės pasidaryti, ką mes norim. Labai norėjau kaip tik vat stalą kilnojamą ir va čia bus mano darbo vieta. Dar kol kas yra aidas, tai aš norėčiau čia ir sužaistų paralonais ir pabandys įamžinti šitą savo kelionę. Ir pažiūrėsim, kaip pavyks padaryti, bet matote, kaip atrodo kambarys prieš. Čia dar yra įmantis kambarys. Jinai turi savo kanalą, sakė irgi darys videkus, kaip įsirenginės savo ofisiuką. Tai palieku į descriptioną. Aš darysiu biudžetinį, su telefonu, be kokybės. Taigi atvykę į dėlionės su Luku. Atėjo laikas išpakuoti savo stalą. Norėčiau pasivert kojas. 30 kilo. 30 kilo. Gali pažiūrėti? Na. Ai, nepaleis, durniau tu. Mama yra čintas lūrų. Vienas, op. Greičiau, ne. Eik greičiau. Viskas. Visų stalas eiktų man. O patinka stalas? Nu jo. Oi, visi aukštas, what the fuck. Ahuenai, ne? Uždėjau monitorius ir kompą. Iš pradžių norėjau kompiuterį iš tikrųjų dėkti ant žemės, dar daugiau vietos turėti ant stalo. Susiduriu su problema, kad man visus laidos reikėtų ieškoti tinkamo ilgio. Ir čia šiaip laidynas būtų. Dar tik nesisprendžiu, kur dėti serverį. Greičiausiai rengiant žemės, bet man reikės irgi tada surasti laidą, kuris tiktų prie kompiuterio, nes man reikia tiesiogiai pajungti. Dar yra tokių nesklandumų, kuriuos po truputį išsiaiškinsiu, bet nebijoju, kad viskas bus gerai. Pabandysiu sutvarkyti laidyną. Na, viskas susidėjo, ne viskas. Kad galėčiau tiesiog naudotis. Yra vienas dalykas, kurį aš norėjau pakeisti kaip tik. Garso kortą, sakykime. Aš tikrai negalvoju, kad jis toks mažiukas. O čia yra pilno dydžio XLR-as ir čia yra naujas šitas. O, tai koks produceras. Turime kolonėlės. Tas naujovės kvapas. Nu, palyginus su mano prieš tai didelėmis, tai oi, bet pasavyko apšė nenešas. Turėtų viskas būt good. Norėtus bus įvyko, tikrai, totally fine, I guess. Buvo, ką veikti, galiu pasakyti, mato du laidai, bet ten yra rozeta ir internetas. Šitą stalą jau naudoju kokias 2 savaitės, taip išeina. Man jis labai patinka. Yra ta viena vargšė lentynėlė, kuri čia sėdi. Dar ją kažkaip perstatysim. Patinka, kad ji yra, bet ji atrodo labai tuščioj vietoj. Aš netikiuosi, kad garso panelės padės gal visą šitą šiek tiek išspręsti. Bet dėliosimės dekorą ir dekorui turime šio video partnerius, o tai yra, turime tokias 2 siuntas tiesiai atėjusios iš Temu parduotuvės. Jeigu dar nesusipažinę, kas yra Temu, tai įsivaizduokit, kad Temu yra jūsų internetinė elektroninė parduotuvė, kur galite rasti labai daug skirtingų kategorijų dalykų. Tokius kaip grožio, namų, dekoro, elektroninius prietaisus ar net naminių gyvūnėlių priežiūrai, kurias aš galbūt irgi užsakiau. Ir žinoma, viskas yra itin konkurencingomis kainomis, lyginant su kitom elektroniniam parduotuvėm. Tai prie kiekvieno produktą, kurį apžvelgsim, aš pridėsiu ir jo kainą. Na ir naujiems vartotojams, kurie dar net nebuvo prasiuntę Temu programėlės, turiu 100 eurų kupono dovanai. Tai nuskanavę šį QR kodą, kurį matote dabar ant ekrano, panaudoję mano kodą DMN5387 ir taip aš išmokau tos skaičius. Jūs galite išsukti laimės ratą ir galbūt laimėsite ką nors ir gerą. Expectations reality, tai va čia bus mano reality išpakuojant šitus produktus. Tai esu jau turėjęs tokį daiktą prieš tai. Yra Starlight lemputai, kurią padėsime ir galėsime apšviesti kambarį. Šitą gal labiau pamatysime naktį. Aš 2 paimu. Šitas Starlight lempas. Vieną man. Vieną tau bus kažkuria. Šitą. Aš šitą pasiėmiau, nes mačiau, kad labai fainas arbatukas yra. Aš jau išsirinkau. Ne, šitas labai fainas arbatukas yra. Metam pamuskau. Kuris tau jeigu laimi? Šitas. Pamuskomu, raz, va, 3. Paula, 3. O, 1, raz, va, 3. O, raz, va, 3. O, raz, va, 3. Ai, nu, bet šitas gražiau šviečia negu tas, kur turėjau. Jau pultelis visas distancinis jau. Dieve, koks jisai fainas. Aš šiaip labai geras. Tai turbūt satisfying labai. Na. Jezu. What?
Na gerai, tie žali taškiukai šiaip nėra selling point. Kosmonautas. Tai padengia, sakykime, lubas, visi tokiu, yra skirtingi maudai visokie, kur lemputės gali būti ryškiau, mažiau šviesiau. Šviesos plėjimas toks lieka, tai tą plėjimą galima pasikoreguoti kaip tu nori. 70. 70. Bet sutinku. Man tos žalias lemputės nėra, kad Max patiktų. Nu, ir pažiūrėk savo. Čia Daimantė, kuri laimėjo. Tu šitą, pralaimėjo labiau. Nu taip. Jo, šitas labai ryškiai šviečia. Kosmonautas gerai atrodo iš išorės, bet šitas man asmeniškai gražiau šviečia. 8 iš 10. O šitą dalyką, šitas va visai exciting. Čia gali įskelti savo tekstą, nuotrauką ir jį atspausdinti ir priklijuoti kažkur. Tai man labai, aš turiu daug dėžių, bus labai gerai kažkur ir viską suklijuoti. O, šitas fainai jau pasirinčiau. Ką su tiek instrukcijos vyksi? Palauk. Sveikas, Česka. Per centrą, žiūrėk. Nice. Label size. Wow. Geras. Šitas bajos, bet yra kaina didesnė. Lipnu, blama, jaučiu. Ką padarysiu su Fememo sugalvojau? Spausdinsiu ikonėlės, kur susižymėsiu savo dėžes ir to pačiu galėsiu užleibelinti savo įrangą. Daleiskim, čia yra baterijos ir gumos. Battery icon prasiųsti. Prasiųsim tokią paprastą baterijos ikonėlę. Velcro. Nu va, tokia dviguba ikonėlė. Išėna mum popieriukas. O, toks popieriukas. Patinka? Gerai, sakyk, padarė čia Lukas. Turime susižymėję visas dėžutės. Sunset lamp vadinama šitas yra ir duoda tokį backlight. Turėtų padaryti tokį ryškų rutulį. Ką žinau. Šiaip atrodo labai gerai iš čia. Jo, bet gerai atrodo. Wow. Šiaip apšičia geriau negu tikėjausi. Bet čia realiai, vat grinai fotosesijom, aš neįsivaizduoju, kur daugiau jį panaudoti. Šitą patestavau įdomumo dėlį. Rašė, kad labai stiprus prožektorius. Jis yra labai lengvas, nori paliesti. Jis atrodo žaislinis. Nuoširdžiai sakau, atrodo pigiai padarytas. Tavusme, mes pažiūrėjom. Nu. Tausia, jauti? Va, jūs manęs net nemato dabar, ant kiek švies. Labai gerai šviečia. Galima mirksėti. Va. Ir galima su šitu ledu apšviesti. Nustebino. 10 iš 10. Norėčiau duoti 9, bet nežinau, kodėl turėčiau prisiknisti. Kad pigiai jaučiasi, bet koks skirtumas? Šitą visai buvau pamiršęs, kad įsidėjau savo krepšą stovima RGB lempa. Tai va čia kaip tik bus mano ofisui. Tu žinai, kas toks didelis bus? Ir ilgas? Jo, nesu. Čia labai ilgas. Lightsaberis galėtų būti. Nu, šviečia tikrai. Man šitas patinka. Aš dėčiau jį labai į savo backgroundą, kai streaminu. Ai, pasiėmiau Game Time juostelę, kurią kažkur į lentinėlę galbūt ir įsidėsim. Nice, šitą tai visai atrodo cool dalykas. No way. Wow. Čia dabar dienos šviesoje dar žiūrim, bet tai žiauriai gerai atrodo, ne? God dang. Atvarai studiją, kur tiesiog Game Time vyksta. Šitą aš norėčiau turėti. 10 iš 10. Žiauriai kietas. Būtent šį ženklą iš tikrųjų labai norėčiau uždėti va šį čia. Okay, I like it. Galėtų būti iš kitos pusės, nes tipo entry, į kurį įeini, bet aš esu labai patenkintas. Čia yra gyvūnėliams Harry Potterio marškinukai. Pas mus dabar yra tie voveriukai, žinokit, Max, judrus. Aš neįsivaizduoju, kad uždėsiu jiems. Sakyk, tėvai, ką čia darai? Mes niekad nesam jam nieko dėję, tai jisai kitaip nori panaudoti šitą kostiumą. Jis atsiguliai. Oh my god, kaip cute. Ne pro tą galą, Luna. Ir vat sakau, jiem rankovės patogiau. Biškai per didelis tas megztukas jiems. Nu va, Harry Potteris. Čia yra irgi voveriukams tašytė, kur galima juos saugiai laikyti. Aš manau, kad biškai yra per šviesus. Tu susivėlęs labai. Jo? Biškai pastarkyk plaukus. Gerai? Ir gale ten tau atsilupė. Gerai? Gerai. Gerai. Traukiu vieną metą. Davai. Opa. Approved ar neapproved, guys. Jeigu nori, man taip stilistiškai ir gali nešti savo augintinius. Gerai atrodo, tinka man? Jo. Tai va, ir visiems naujiems Temu vartotojams yra 100 eurų dovanų nuolaida pasinaudojus mano kodu šiuo, nuskanavus šį QR kodą ar paspaudus personalizuotą nuorodą apačioje. Nepamirškit, kad yra 90 dienų grąžinimo politika, tai galite pabandyti, užsisakyti, patiks, nepatiks, pamatysit. Paralona akustinė, bet ne ant sienų, o kilimas. Kilimas kaip kilimas. Ant kameros bent jau žiūriu, tai tikrai gerai atrodo. Patinka? Jo, 7 iš 10.
7? 8, please. Kaip pakiši po stalu? Kol kas turiu labai sudėtingas teorijas, kur galima prikabinti daiktus. Galvoju, vienus iš nedų užkabinti va čia, po palangę. Ištikau kamerą. Kas gan lievai, kad labai gerai matosi prastai nudažymas sienų šitoje vietoje. O taip. Labai norėčiau dėti vat ant ten, o taip per visą ilgį. Tai šitas bus vos kaip main apšvietimas. Wow. Nu, pretty sick, man. Ir žiauriai kieta, kad nesimato tau taškiukų, kaip būna įprastai LED juostai. Aš esu valdovas šito kambario. Reikia dabar tik sutvarkyti visą šitą betvarkę. Va, betvarkę. Salam aleikum, salam! Pagaliau gautus akustinius paralonus. Sudėjau per visą kamerą paralonus, ant kiek sumažėjo iš karto aidą. Dabar tik reikia sugalvoti, kaip jos protingai kur sudėti. Esu praktiškai įsitikinęs, kad dėsiu būtent šitoj vietoj už kompiuterio. Nuėmiau kraštinės tik tai. Nu, biškai yra imperfekcijų. Ant kameros tai labai gerai matos, kur skiriasi. Dar biškai jau. Na ir štai turime ir mūsų sieną, bei čia džiaugiuosi šitą sieną. Vienintelis dalykas, ką liko dar padaryti, tai šitoje vietoje pasijungti heksagonus. Va, žiūrėk, sakyk ją, kad išjungtų Man Cave. Alexa, turn off Man Cave. Wow. You like it? Jo, dabar galėt man padaryti. Aš ryte atsikėliau galvojus, pažiūrėt, ką Lukas padarė ir aš atėjau ir sakau, Alexa, turn off Man Cave. Okay. Ja, išnapžda irgi. Tai realiai galima sakyti, paskutinis etapas liko susidėti GoV heksagonus. O šitą sudėsiu. Kaip tik, vietos plakatui. Išlikusio akustinio paralono galvojau dar uždengti šitą dažų netobulumą. Bet man sakė, kad jis atrodo biškai toks, kur neradai, kur panaudotai ten idėjai. I think it will do. Nu ir va kaip neįdomiai atrodo ofisas. Turn on Man Cave. Ir babang. Tai kas dar bus, noriu šitą kampą užpildyti ir čia galvoju sėdmaišį vieną įsigyti maždaug šitoj vietoj. Bet šitoj vietoj, vat man kaip tik viena iš mano žiūrovų iš Twitch nori padovanoti drobę Jam Kingo platinai, kurią ėmėm. Tai porą filerių dar yra. Ir nuskelkime šiek tiek į ateitį, nes gavau 2 papildymus. Realiai jinai tavo augia. Truputį visai krypi, kad čia jinai yra. Kita moteris tavo kabinete, ne aš. Kabinete, ofise. Ir dabar jau tikrai pats paskutinis dalykas. Presnis magnetinis plakatas. Ši Harley yra dėl to, kad mes vyksime į Comic-Cono renginį ir iki Comic-Cono man davė palaikyti statulą namie. Tai va, žiūrėsim, gal ir po Comic-Cono tas. Na ir dabar jau tikrai viskas. Tai čia įsivaizduoju, čia mano yra ofiso alfa versija. Kažkiek metų bėgi, kad jau kitas ofisas bus visiškai custom made for me ir bus įsigytas tas būstas, kur bus galima pasidaryti jau viską kaip nori ir nereikės taikytis prie nuomotų. Na bet šitam reikės dar palaukti. Ir ačiū, kad žiūrit, nepaleidžiat, laikinat tik dėl jūsų ir galiu kurti šitus video. Manau, kad neapleisiu to pačių streamus taipogi čia. Tai jeigu norit pasilabinti gyvai, pamatyti, pasakyti kažką, į antrą kanalą taip pat išeis vidakį dar. Jeigu nežinau apie antrą kanalą, platinu vidakį. Palaikyk mane, jeigu krisčiau.